Leis savo pirmiausiai pastebėti, kad sėdi ir atkreipdėmėsi į pojūčius. Tiesiog pastebėk, kad tavo pojūčiai vyksta ir siunčia informaciją nepriklausomai nuo to, kur tu esi, ką tu veiki, nepriklausomai nuo to, ką tu mastai, kokius jausmus patiri. Užpakalis sėdi ir praneša apie tai. Tai gali tiesiog pastebėti, kaip juda pojūčiai. Tai, kas keičiasi ir tai, kas nesikeičia. Klausa yra tavo pojūtis, rega. Lytėjimas, uoslė, visi pojūčiai. Jie tiesiog vyksta, jie yra. Ir gali leisti savo patirti, kaip kinta pojūčiai. Leisiu su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu sugrįžti vis labiau į kūną, vis labiau pastebėti, kad esi čia, kad sėdi ir patiri pojūčius, kad visos situacijos, problemos, žmonės dabar yra tik mintise, tik dalis tavo proto. Tai, kas vyksta, tavo buvimas čia. Tai iš tikrųjų yra. Gyvenime viskas vyksta ciklais. Viskas, kas prasideda, turi pabaigą. Kiekviena pabaiga veda dar kažkur į naują pradžią. Taip kaip baigėsi tavo iškvėpimas ir įkvėpimas. Taip kaip prasideda ir baigėsi garsas. Taip viskas prasideda ir baigėsi. Tik turi skirtingą trukmę, greitį, intensyvumą. Tai galėtum leisti savo pastebėti, kas tavo gyvenime jau baigėsi. Nes kartais mes tiesiog bandom išlaikyti tai, kas jau baigėsi. Manom tai dar kažkaip spręsti, kažkas to daryti. Nors energijos nebėra, entuziazmo nebėra, galimybės nebėra, bet vis dar tempia, nes liktais bijom pabaigos. O gali leisti baigtis tam, kas jau ir tai baigėsi. Mintim, kurios baigėsi, pojūčiam, kurie baigėsi, istorijom, kurios baigėsi.
Ir tuo pačiu smalsiai, atvirai, su švelnumu ir šiluma susitik tai, kas prasideda, tai, kas vyksta. Ir kai tu esi atviras tam, kad kažkas baigtųsi ir prasidėtų, tada gali laisvai judėti, laisvai patirti gyvenimą, kuris nutinka, kuris yra neprognozuojamas, kuris iš tikrųjų labai dažnai tave stebina. Tik jeigu tau nepatinka tie siurprizai, vadini jos problemų. O jei patinka, sakai, kaip fainai, kaip magiškai, kaip sutapo, kokia dovana, koks aš dėkingas. O jeigu nepatinka, galvoji, kodėl, už ką. Nors ir tas buvo netikėta. Tik vienu atveju patiko, tai labai džiaugiais. Kitu atveju nepatiko, tai buvai nepatenkintas. Abiem atvejais nutiko siurprizas. Nutiko nauja, nesuplanuota. Tai galėtum padaryti daugiau erdvės, daugiau lengvumo ir laisvumo tam, kad įvyktų gyvenimas, nepriklausomai nuo to, koks buvo tavo planas, tavo įsivaizdavimas, tavo lūkestis. Kartais žmonės galvoja, tai ką aš dabar turiu nieko nesitikėti, nieko nelaukti, nieko neplanuoti. Planuok. Labai gerai gali planuoti. Ir tuo pačiu metu, kai sukuri planą, atsiveri smalsumą, dabar pažiūrim, kaip jis įvyks, kaip veiksiu, kaip gausis. Tada esi atviras patirti gyvenimą. Su šiluma, smalsumu, su meile. Pasitikti tai, kas vyksta. Kaip eitum į priekį, žinotum, kad tau daugiau niekam nieko nereikia įrodyti. Pasiekti. Nereikia. Kažkam kažką įrodysi. Gal kažko ir pasieksi. Bet nebereikia. Nes tu jau dabar esi pilnas, esi pakankamas. Nes kai tu smalsiai žiūri į priekį, gali būti džiugu, gali būti neramu, tačiau smalsumas sukuria tą erdvę, kurioje gali susitikti su viskuo, kas bus. Tai vietoj to, kad sugalvot, išburt, nupiešt, nuspręst, kaip bus, gali pripažinti, nežinai. Ir pasitikėt, kad turi savo vidinį kompasą, kad turi širdies džiaugsmą, kuris pasufleruos. Tokiu kartais trumpu, o kartais labai aiškiu, intensyviu patyrimu, kai ateina idėja, pasiūlymas ir kažkas tavo širdyje sako, taip. Tai gali leisti savo sekti tą taip. Net kai jisai skamba nelogiškai. Net kai protė sukyla paskui nerimas, ar pergyvenimas, ar įrodinėjimas, kad bus blogai arba reikia daryti kažką protingo, bet tiesiog surizikuot ir žengti ten, kur širdis pradžiuko.
Ir tai nereiškia, kad tai visada bus lengva ar patogu, tačiau tai džiugina tavo širdį. Ir ta kelionė, sekant savo širdies džiaugsmu, atneša iššūkius, atveda žmonės, o kartais išima kažkurio žmonės iš tavo gyvenimo. Bet per tai tu augi, plėtiesi. Gali vis daugiau ir žinai vis daugiau. Nes tiesiog pabandėjai, nes patyrei. Ką jeigu išdrįstum sekti tuo impulsu, kuris džiugina, net kai kartais išsigąsti, net kai norisi logiškai savo ką nors paaiškinti ir papasakot, kad tai būtų protingiau, anai būtų geriau, bet jautėjai, tiesiog jautėjai, va šitas mano. Ir mes visi žinom tą jausmą, nes kiekvienas esam kažką padarę tokio, kur jautėm, žinojom, kad tai yra tiesa. Ir tikrai ne visada galėjom paaiškinti, ką darom ir kodėl. Ir tik paskui matėm, kad taip, tai tikrai buvo gerai ir tas jausmas buvo tikras. Tai gali leisti savo atsivertam širdies džiaugsmai, kaip kelrodiai, kaip kažkam, kuo gali pasitikėti, kažkam, kuo gali vadovautis, kaip prieini kryžkelę, kai susiduri su sunkumais. Ir tuo pačiu suprast, kad galėtum išgirsti tą balsą viduje, kad galėtum pastebėti. Tam reikia erdvės, tam reikia vietos. O erdvė nutinka, kai leidi savo patirti, kai apkabini, apglėbi tai, ką dabar patiri. Kai yra vietos visam patyrimui. Tai ar sutiktum apglėbti ir švelniai apkabinti jausmus, mintis ir pojūčius, kurie nutinka, kad jie galėtų grįžti namo, integruoti, susijungti ir atsirastų dar daugiau vietos. Girdėt savo vidinį kompasą. Eit širdies keliu. Susitikt su augimu, su iššūkiais, su smagumais. Bet žinai, kad eini tolyn, eini į priekį. Kartais sustoji pailsėt, kartais pabėgėjai, o kartais sėdi ir dairaisi. Ir lauki, kol bus aišku, ką daryti. Ir tai yra tavo kelias. Ir tai yra tavo kelionė. Kur niekas nežino, kas teisinga, o kas ne. Nes tai tavo gyvenimas. Tai tavo atsakomybė ir tavo pasirinkimai. Tavo džiaugsmas. Ir tavo nusivylimai. Ir visa tai keliauja kartu su meile ir smalsumu. Ir gali duotam dar daugiau vietos. Ir smalsios erdvės nutikt
pastebėt, atkreip dėmesį. Ir gali leisti savo giliai kvėpti. Aš kvėpdamas pereik dėmesiu visą kūną iki pat pėdą. Ir dar. Ir kai tau bus patogu, gali pasijudinti, atsimerkti ir keliauti toliau.